Čia mes turim silosą ir žolės masės, cukrinių runkelių įspūdus saugojimo mašiną Eurobagging, kuri viską į rankovės sukiša, išsaugo maistinę vertę. Ir šiandien parodoje Expo Akademija 2025 pristatom ypatingą mašiną, kuri turi netgi važiuoklę savyje, kurią galima transportuoti ir 100 ir 200 km. Turi kabiną su visais privalumais, kondicionierium, nuotoliniu valdymu, kurį gali naudoti net būdamas traktoriuje arba netgi naudoti appsą per telefonu. Ir kuo ypatinga šita mašina? Šita mašina turi padidintą padavimo stalą, turi didžiausią rotorių, koks gali būti, turi 2 atmušėjus ir yra universali viso tipo žoliai ir kukurūzų masiai, silosui. Jinai yra sukomplektuota kartu su hidraulinė gervė, kuri, tarkim, dedant maišą, kuris yra 150 metrų ilgio, pats maišas sveria beveik 300 kg. Kas toliau? Jinai turi 2 tipus kišimo. Tai vienas yra, mes turim čia diskinius stabdžius ir turime grynai trosinį vadinamą backstop arba galinės duris, kurios prilaiko ir tą ypač tausiai masiai išspaudžia orą ir supresuoja su didžiulė jėga tam, kad gauti kokybišką pašarą. Turime gervę, kuri jau yra hidraulinė, kuri irgi galima naudoti ir operuoti per nuotolinį valdymą. Čia mes matom vartus, kurie yra naudojami su gerve kartu. Arba yra kitas būdas, kai mes kišame smulkintą frakciją, ne su rinktyvinėm priekabom, ne su peiliais, ta prasme pjaustytą masę. Tai tuomet mes naudojame vidinius trosus, kurie yra dedami į vidų maišo. Jie yra vienas galas uždedamas ant kablio, kitas yra hidrauliškai pritvirtinamas. Ir šitas trosas lanku būna maiše ir stabdo maišą tol, kol mes jį neįveržiam iki tam tikro lygio. Ir tai pagreitina darbą, nes nereikia perkelinėti vartų, nereikia suvinioti pabaigus rankovę trosų šoninių. Jie visada būna maiše ir pabaigus rankovę tiesiog hidrauliškai atkabinam vieną galą ir išvažiuodami ištraukiam iš maišo. Šičia mes turim tunelį, kuris yra 3 metrų skersmens, bet jisai yra tvirtinamas varžtais, tai galima pakeisti į 2,4 arba 2,7 metro skersmens tunelį, priklausomai nuo to, ką mes kišame į rankovę. Tarkim, cukriniam runkeliam rekomenduojama yra 2,7, grūdainiui rekomenduoja 2,4 metro skersmens tunelius naudoti ir atitinkamai pačias rankovės mažesnės. Ką toliau mes iš tikrųjų turim apiplojimo bakelių rankomis, turime kabiną, kurioje ir žiemą, ir vasarą yra patogu dirbti. Šita mašina netgi turi kondicionierių, turi vaizdo kameras ir galim užėti į vidų, pasižiūrėti, ką mes čia viduje gražaus turim. Viduje mes čia turime puikų vaizdą. Matome netgi šitą kamerą, kuri yra kampe, netgi kokioje vietoje yra priekabos ratai, kad jie nepažeistų padavimo stalo ir panašiai. Matome kampą aklą, kurio iš kabinos negali matyti, ir matome masę. Taipogi mes turime valdymo joystickus, kurie turi bepakopę power ir mes, tarkim, greitį, kurį reguliuojame padavimo, galime labai tolygiai reguliuoti. Bei turime trupintuvus, kurie tą masę tolygiai paduoda į maišą.
Taipogi turime šičia šviesoforo sistemą, kurią vairuotoja, kuris iškraudinėja priekabą arba žalią, arba raudoną mygtuką mes paspaudę iš karto duoda jam signalą arba versti, arba pavažiuoti į priekį, arba jis jau atvažiavo į tinkamą vietą. Taipogi mes turime, aišku, kavos puodelį skaniai kavai, kaip visada, ir turime pačius trosus stabdžius reguliuojame su šitais, matydami spaudimą ir kiek mums reikia prikišti, mes reguliuojame su šitais prietaisais. Tai tokia būtų pagrindinė funkcija ir, aišku, gera muzika čia irgi visada egzistuoja. Einame pažiūrėti dar toliau, ką mes tokio gražaus pamatysime. Šitas LG modelis dažniausiai perka įmonės, kurios kontraktuoja arba stambus ūkininkai. Jis yra gera tuo, kad dišlius yra tik vienas, tai reiškia, perinant į transportavimo padėtį arba atvirkščiai iš transportavimo į darbinę padėtį, mes niekada neturėsim apkabinti traktorių. Jisai visada bus prikabintas toj pačioj vietoj. Tas pagreitina darbą. Ir šita mašina gali per metus normaliai sukišti 60-70 tūkstančių tonų. Į dieną jos norma per 12 valandų grubiai apie 1200-1500 tonų kukurūzų siloso. Aišku, žolė, šienas priklausomai nuo sausumo jų tonų šiek tiek bus mažiau. Kas dar gerai yra, kad visa hidraulika ir elektronika yra sukurta ir pristatyta iš Šveicarijos. Tai reiškia, labai patyrę architektai konstravo šitą mašiną, jos hidrauliką ir elektrinę dalį. Taipogi, jeigu pultelis susikrauna ar ką, galima prasižiūrėti telefoną tiesiog appsą ir valdyti ją per telefoną. Šita mašina yra išbandyta daugelį ūkių ir sekančio lygio mašinos jau eina su Volvo varikliais, savaeigės, jos būna ar tiek ratinės, tiek vikšrinės, kainuoja šiek tiek daugiau, bet jos yra dar našesnės. Tai tiek pagrindinės informacijos, laukiame jūsų susitikimuose lauke, kur kišim sekančią dešrą.